Labą dieną, vakaras arba rytas visiems, tai ką šiandien apžiūrėsime dvi naujoves. Tai Aerotank Turbo ir Vamo V6. Tai ką, prieikime prie apžiūros šitų naujausių detalių iš įvairiausių gamintojų. Tai va, tada tada pažiūrėkime, ką nasi dešinėje dėžutėje, kur Aerotank Turbo. Tai yra naujovė iš Kengertecho, Kengertech, kaip čia vieni taip, kiti taip sako. Tai ką, pažiūrėsim, kas yra viduje. Pakeliam štai šitą dalyką ir štai čia taip atsidaro. Matome šitą didžiulį Aerotanką, tikrai tobulą vaizdą, tobulą grožio. Aišku, jis tikrai nemažas, pamatysite vėliau, kaip atrodo, pavyzdžiui, netgi su modu. Tai štai čia yra toks, kaip matėte, labai pasikeitė jo išvaizda. Tas korpusas metalinis, pavyzdžiui. Ir taip pat atsisuka irgi labai keistai. Pats vos išmokau tai padaryti. Tai ką, čia yra tas drypas, nieko naujo. Kaip dabar visose kaitikliuose oro padavimo sistema. Štai čia sukeliojasi. Štai šitos vietos. Šitą yra penkios skylutės. Tai kaip dabar atsisuka, pamokinsiu gal iški. Štai čia laikome štai šitą apatinę dalį, sukam štai šitą dalį, toks kaip ratukas. Šitas nieko nesisuka, tik štai šitą dalis, kaip matome, ir pakeliame. Štai kaip matote, du kaitinimo elementai. Tikrai tobulas kaitiklis, tikrai labai daug dūmų. Taip, čia padėkime. Čia yra du kaitinimo elementai. Štai tokie čia po 1,8 ohmo. Čia vadu taip įsistato. Čia yra 6 ml bakas. Ar tik liūtina, ar tai 5, tik dabar nepamenu. Tai ką, tada užsukime. Štai čia. Taip atrodo viskas. Gerai, čia įsistato taip. Laikome ir užsukam. Tai va, štai toks grojus. Pažiūrim, ką jis moka. Iš dviejų kaitinimo elementų. Matote, baterija šiuo metu nepilnai pakrauta. Bet pažiūrėkime. Tobulas. Tad ką, visiems dėkui už peržiūrą, kaip sakiau, kad gausiu naują patį parodysiu. Tad gavau už tokį dalyką iš karto į YouTube. Tad dėkui už peržiūrą.